tekstą išverstas į prancūzų kalbą. Buvo šypsena Gulage. Ir kada aš buvau jauna aktorė ir kada aš tą paskaičiau, aš buvau fantastiškai nustulbinta kaip katalikė ir kaip moteris ir kaip lietuvė iš lietuvių kilmės, mano abu tėveliai buvo lietuviai. Ir ypatingai, kada aš skaičiau Nijolės, ką jinai pasakė per savo teismą. Ir jinai buvo pati viena prieš savo tardytojus, prieš tą visą teisėjai, pati viena, salė buvo tuščia, niekas nebuvo, neleido, kad būtų niekas, absolutiškai. Ir jinai pradėjo pasakyti su tais žodžiais, aš jums myliu. Aš duosiu savo gyvenimą jums, bet dabar aš turiu jums pasakyti tiesą į akis. Jūs esat melagė ir paskui už tą visą kroniką įvardino viską, ką mes žinom iš kronikos, visi tie melagiai, visos tos kančios ir ką mes vaidinom Prancūzijoje tylos bažnyčia. Ir aišku, aš pagalvojau, kad yra kaip apaštalų aktai ir kad tuoj pat norėjom su Kristofu Mončio, kur buvo mano vaikystės draugas irgi aktorius, mes sugalvojom adaptuoti tekstą ir jis vaidino tardytojai iš eilės Pilelis, Kažys, Rinkevičius ir dar prokuroras Bačakonis. Kaip puikiai atsimenat tą pavardę? Ir Nijolė pasakys, kur jie yra dabar. Įdomu, nes jie siuntė ne tik Nijolė į Sibirą, bet daug tikinčiųjų ir baisu. Ir mes, aišku, turėjom nemažai medžiagą, pagal ką Nijolė parašė, bet mes irgi adaptavom ir akcentavom, kas mums buvo labai svarbu, ta kolaboracija, kaip patys lietuviai gali priešintis savųjų. Šitas yra labai svarbu ir ką Nijolė irgi akcentavo per teismą, kaip jūs esat visi lietuviai ir kaip jūs galite tą daryti saviems žmonėms. Ir mes, aišku, mes turėjom pagalbos iš Prancūzijos, buvo tokia asociacija, kur vadinasi l'aide à l'église en détresse, Kirche im Nord, arba pagalba bažnyčia, kurie kenčia. Jie mums surado salę, mes vaidinom pačiam Paryžiuje tokie kripte, kad monastyrė, požeminį kaip katakombai. Ir mes vaidinom iš eilės 3 metus, nes gastrolavom ir tam laiko Lietuva niekam nesakydavo nieko, kas ta Lietuva buvo visiškai užmiršta šalis ir tauta. Ir vežiodavom, aišku, daug apie Lietuvą, parodą ir paskui sutikom Nijolę Paryžiuje, čia buvo kažkas fantastiška. Aš turiu pasakyti, buvo labai sėkmingas spektaklis, visi susijaudino, kažkas pajudėjo, paskui daug dėmesio buvo laikraščiuose apie Nijolę ir kas vyksta Lietuvoje. Aišku, visi jau žinojo apie Romas Kalinką, žinojo per Amnesty International, kad kovojam už Balis Gajauskas, už Slavinską ir šitas pastorius Koras. Ir kada susitikom apie aktoristę, Nijolė Trupčka nedaug žiūrėjo tą video, nes išėjo video dėka Ugnė Karmelis, kur buvo UNESCO atstovė
Ir sakė, būtinai reikia filmuoti šitas medžiagą, nes yra vienintelė medžiaga, kur liks ateityje apie tą kovą. Ir ji man sakė, kad, žinai, tu buvai trupučiuką per dramatiška, nes man buvo taip gera kovoti. Ir aš atsimenu, kad jūs pasakėt, atėjot į tardymą vieną gražią dieną ir jūs pasakėt savo tardytojams, aš jums sveikinu šiandien. O kodėl, kas tau yra? Šiandien balandžio 1, melagijų diena. Gaila, kad po to, tada nesužinojom, kad tik pasakė. Bet, voilà, aš sveikinu Nijolę už tą kovą, už tą meilę, nes kas buvo sudėtinga kaip aktorė vaidinti šitą kovą, bet be apykantos ir su meilė, su stiprybė, čia labai sudėtinga vaidinti. Ačiū Jums. Aš kaip įsitraukiau į darbą 79 metais ir šios organizacijos tikslas buvo remti persekiojimą Lietuvos bažnyčią, versti pogrindžio spaudą į anglų kalbą, pagrindę Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką ir ją platinti politikams, spaudai, žmogaus teisių organizacijom ir visiems, kurie tiesiog domėjosi Lietuvos padėtim. Taigi, sakant, Nijolė Sadūnaitė buvo mūsų šviesulys, drąsuolė, kuri perduodavo informaciją į užsienį. Prisimenu tuos laikus, kaip jau padėtis Lietuvoje pradėjo keistis, atsirado persitvarkymo sąjūdis, atsirado truputį daugiau laisvės, tai Nijolė buvo pirmoji, dar turbūt kokiais 87 metais, kuri drįso jau atviriau su mumis kalbėti. Kaip sakant, mes jautėm baisiai didelę atsakomybę, vis vien nenorėjom pakenkti žmonėms, žinojom, kad jie ima didžiulę riziką, dirbdami šį darbą, bet prisimenu tą pirmą telefono pokalbį su Nijole. Reiškia, kaip tiesiog nedrąsiai jaučiausi, reiškia, ją kalbindama telefono, bet ji buvo jau iš anksto davusi žinią, kad galima su ją sukontaktuoti. Ir ji man aiškino, kas darėsi aplinkui, kad, reiškia, aplink jos butą ten buvo susirinkę 10 KGBistų, galėjau girdėti, kaip jie beldžiasi jai į duris, beldžiasi į langus. Ir kaip sakant, reiškia, tikrai nenorėjom Nijolės statyti pavojų, bet jos drąsa uždegdavo juos. Žmonėm tokiem kitiem, kurie daugiau mažiau žinau, sako, bet čia turbūt išsigalvojimas, sako, taip negali būti, kad žmogus KGB akivaizdoje taip šnekėtų. Sako, čia viskas yra pagražinimas, galvoja, ir taip, iš tikrųjų sunku patikėti, kai ar gali žmogus vežamas dabar staiga į Moldovą, kai jo klausia, tai už ką tave nuteisė išsigandę aplink, sako, ką sakė, pavadinį laivą nuvariau ir visi tiki, visi išsigandę žiūri, galvoja, nes tokia apsauga turi tenai daugybę žmonių. Tai iš tikrųjų, bet kai aš sakau, kad po situacija yra sudėtingesnė, to krikščionis turi daugiau darbo. Tai aš man atrodo, kad vėlgi mums leidžiama paimti ir man atrodo, kad šitas susitikimas yra labai svarbus ir šitas DVD mums yra svarbus. Ne tai sakyti, dabar sakytume, oi, kokia Nijolė buvo gera. Tai čia apie tai šiandien yra turbūt didžiausia prasmė kalbėti apie laisvės kovas, tai yra kalbėti apie drąsą būti šiandien, būti krikščionį, būti situacijoje. Mokytis pastebėti jautrų žmogų, mokytis plaukti prieš srovę, kai visiems patogu to nedaryti. Aš labai trumpai. Pirmiausia, garbėjus Kristui. Jis čia didžiausias iniciatorius nuo visko. Ir jūs visi, ką aš noriu visiems pasakyti nuoširdžiausią ačiū.
Nes aš tam, kad buvau Rusiuose, aš buvau nulis. Bet jau to, kad tiek daug žmonių už mane meldžiasi ir buvo tokia nuotaika, niekad gyvenime per savo 75 metus nesu buvus tokia laiminga, kaip 10 mėnesių, kai buvau Rusiuose. Tikrai, bet nuoširdžiausiai. Dėl aukštinkojom vaikščiau. Tie broliai KGBistai buvo apspalvė. Taip, melskime mes dabar už tą deimantuką, melskime už Neringą, kurie irgi dabar fabrikuoja bylą iki galvos. Už ką? Kad su pedofilais, kad mergaitę gynė. Aš sakau, tegu, mes ten Garliavai pasirašėm, koks 150, nu aš tai populiancija, man laikas pas Abraomą, bet ten 17 metų mergaitės, studentės, tegu mus vadina iki gyvos galvos, tegu mus karė, tegu mus šaudo, bet tegu neliečia vaiko per prievartą, per jėgą. Tai va, dovanokitės man, bet man vaikas, aš sakau, tikrai nieko nėra švenčiau pasaulyje, jeigu pats Kristus taip gynė vaiką, ne? Kuris mirė už nusidėlis, o už vaiką taip pasakė, kad vertas paskandinti jūrų gelmėse už papiktinimą. Tai va, stebuklas yra deimantukas. Bet aš suprantu, kodėl jūs Abraomas pas save nesikviečia, jūs tenai tiek jam tokį mitingą sukiausite, kad man atrodo įsivažiuoju. Ir jeigu mes visi pulsim viešpatį, ką nori, bet tą vaiką gelbėt, va, Sadūną tai gali pasiimti. Jau jis senai jų laikas ten kažkur tai. Aš su Abraomu susitarčiau. Mylėkim Dievą, mylėkim kiekvieną žmogų ir nebūkim abejingi kito skausmui. Pagrindė. Juk ir Dievas sakė, iš ko mus teis? Ne kiek mes poterių kalbėjom, ne kiek mes tenai atgailos kažkokios darėm ar ką, bet kiek mes mylėjom kitą. Ką padarėm vienam, padarėt man, ne? Ką padarėm Deimantį, padarėt man. Buvom abejingi to vaiko skausmui. Buvom abejingi Kristui. Ir už tai nėra palaimos, už tai va taip. Nėra meilės žmogui, nėra Dievui ir mes patys save skriaudžiam. Ir prašyt šventos dvasios, kad praplėstų mūsų tą širdelę, kad būtų daugiau meilės. Tai po sesės Nijolės turbūt net neįmanoma kalbėti. Ir vis tiek čia pagrindinė herojė yra sesė Nijolė, tai gal aš labai trumpai pirmiausia, tai džiaugiuosi, kad bent tokiu mažu trupinėliu galėjau prisidėti, labai mažai, bet tas atėjimas kartu, buvimas kartu su jumis, tai lyg tai įsipareigojimas, kad reikia prie tų bendrų darbų, prie to įamžinimo mums visiems ir labiau prisidėti, ne tik palikti Bernardinai LT redakcijai. Tai va ta kasdienybė, tai turbūt yra didžiausias pavyzdys, ne tik mano mums visiems ir ypač jauniems žmonėms. Ir dar anekdotus kūrė, pavyzdžiui, kai paskambinu, sakau, Nijolė, man reikia dar nufilmuoti, sakau, neradau. Tai ką, tu, sakau, aš visada namuose. Ir po to vis aš visada namuose, man to, tai aš jau sakiau, didesnio anekdoto nerasi, nes kai kausiu nežinai, Reda, kur Nijolė sakė, mačiau, prabėgau pro Daukanto aikštę, pabuvau mitingą tiesos, bet kažkur nubėgo į vieną pusę tenai. O Nijolė, tai aš visada namuose, tai ką jūs tenai yra, tenai dar sakote. Apie pašaukimą irgi geriausia, aišku, pašaukimo reklama, jeigu kas nors vat ir tą film, ar skaitėte žurnalo kelionę, arba ten filmuitas matėte ir internete, kai sako, kaip pašaukimą Nijolė iš vaiką sakė. Pašaukimas žinojo nuo vaikystės, kas yra, kad reiškia, jeigu valgyti ir miegi gerai, tai reiškia pašaukimą turite. Jis sako, jeigu tą pašaukimą reiškia, bet esi savo vietoj. Žinai, mes kryžių pastatėme, kryžių kalnę. Sako, tu tylėgi, žinai, kad čia sako nieko. Sako, bet užminuota. Sako, pastatėm. Gerai, viskas gerai pakalbėjo. Kitą dieną, sako, girdi iš kryžių kalno pasakojimus, išminuotojų komanda atvažiavo. Kryžių blogą. Tai tas pasiklausimo aparatas buvo nuostabiausias, kuris veikia dar kažkas. Šiandien labai lengva kalbėti apie Velykas, kai jau teisingai apie didįjį penktadienį, kai jau yra praėjusios Velykos. Kai jau praėjusios Velykos, gali sakyti, Kristus buvo nukryžiuotas, bet prisikėlė, viskas yra tvarkoj. O niekados nežinai, ar prisikėlus, kai gyvenime žiūri įvykius. Ir šiandien labai lengva kalbėti apie laisvės kovą, žymiai sunkiau kalbėti apie Deimantę, žymiai sunkiau kalbėti apie Eglę, žymiai sunkiau kalbėti apie kitus dalykus, kurie vyksta čia ir dabar ir niekados. Baimė yra, bet didžiausia dovana nugalėti baimę yra tikėjimas. Čia yra Dievo dovana. Ir kada tu žinai, kad tu esi Dievo rankose, mylinčio Dievo, jis visagalis, tada baimė nuima. Sunkiausia išeiti iš namų, turiu broliuką. Žinai, kad čia broliukai laukia, mašininkės, 4-5 KGB darbuotojai. Ir va tada jau reikia tas slenkstį perinant, tai jo, sunku. Persižiūrėjau viešpatį tavo rankose. Bet jau kai peržengi, tai jau tada jau tik tai pykova, ne? Kaip juos atgauti, kaip išsisukt, kaip ten pabėgti. Didžiausiai dovana, aš sakau, be galo dėkinga Dievui, kad turėjau tikinčius tėvus. Ir nuo mažų dienų mačiau jų pavyzdį.
pasitikėjimas. Jeigu aš tikiu, jeigu aš Dievą myliu, tai, nu, aš neveidmainiauju, aš gyvenu taip, kaip gyvena tėvelis, kurį aš labai mylėjau, kaip gyvena mamytė, kuri taip pat, reiškia, pavyzdį dar. Taip, kad prašykim tikėjimo dovanos. O dabar ko mums trūksta? Tikėjimo ir pasitikėjimo. Mes pykstam, mes baromės, aš pati daugiausiai, ne? Aš turiu paklausti, kunigas Vaclovas Aliulis yra pasakęs tokį sakinį apie savo kunigo pašaukimą ir tarnystę, kad sunkiausia joje buvo tikėjimo sunkumai. Ar jūs esate patyrusi tikėjimo sunkumų, ar tai buvo duota su kaupu? Tikrai ne. Matyt, labai silpna dievulis davė tai, kad prikimša primurtina sukratyta. Nes stipriem duoda išbandymus. O tokie slabniakai, tai Dievas, žinai, neša ant rankų, tai be pigų tada sėdėti. Jo, slabniakai, tikrai slabniakas. Ir Dievas pasirinko tą slabniaką, ne? Aš pati stebiuosi. O dar labiau tie broliai KGBistai stebėjosi. Žino, kad slabniakas, neįsimokslinęs, žioplas, bet daug žino, patrauks už liežuvio ir papasakos. Normalus žmogus negali suprasti, kaip jūs perdavėt savo kalbą recidyvistei čigonė, kuri perduotų... Ne, jį neperdavė, jį man tik adresą užrašė. Taip, ne? Va. O kas tiki Nijolės pasakojimu? Visi. Nes iš tikrųjų tokie pasakojimai, netgi jeigu detektyvę skaitytum, tai tenai sunkiai būtų pasitikti. Aš gal vienai pasielgčiau, o žinot, kai neturi teisės spręsti. Teisingai. Gana laikas miegoti jau, klausykit, kiek tų valandų. Ilgai grojantį plokštelę, reiks sakyti. Tai jau aš man atrodo, kad ne kiekvieną dieną galime, dar galim pakalbėti šiek tiek truputį. Nedaug, bet truputį galime pakalbėti. Čia. Daktaras, profesorius, aš tik valytoja. Aš Nijolę tada jau iš tos kronikos labai žinėjau. Tai galiu pasakyti, kad iš vienuolių mes labai mažai žinojom, kurios yra tikros vienuolės. Žinodavau kartais vardą, bet kad vardą ir pavardę žinotume, tai jau retas. Visa Lietuva žinojo, kad yra Nijolė Sadūnaitė ir jinai vienuolė. Dažniausiai kitus žinodavom vardus, bet kitas iki, nežinoma, ten tikras vardas, ten netikras ir niekad nenorėdavom susitikti. Kas leidžia rūpintojėlę žinojo. Aš nuo pat pradžios ten buvau tame, bet ir tai mes buvom susitarę, kad nieko neklausim, nieko nežinom ir kad kuo mažiau žinom ir nežinodom, kaip buvo gyvenime. Kitas dalykas būdavo, jeigu pažiūrėt kai kurių bylų, tų labai aktyvių žmonių, KGB, kai kur buvo svarystų, jūs nerasite tenai protokolų, tokių kaip KGBistam būdavo tuščias reikalas, jiem labai būdavo, būtų gauta, bet jiem beviltiški turėjo šnekėti, kad kažką iš jų išgauti. Tai tose bylose šitos žmonių liudijimų niekada nebūdavo. Tai būdavo tikrai patikimi. Ir tikrai bet ta kronika tiek labai buvo sėkmingi, kad turėjo tokių žmonių kaip Nijolė. O Nijolė, aš galiu pasakyti, jinai tokia yra ir išliko visą laiką. Jinai visą laiką žino, kad jie saugoja Dievo apvaizdą, jie nieko nebijo, šiandien irgi nieko neklauso, kiek žinau, net ir vyskupų neklauso. Kad jie atrodo, taip jinai ir daro. Ir jinai nuo ryto iki vakaro, jinai dirba, rūpinasi, atvažiuoja kažkoks žmogus, žino, kad tu turi mašiną, gali kur nuvežti, padaryti, ne, tai tada ieško kito. Ir nuo ryto iki vakaro rūpinasi vis kitais žmonėms. Tai mes visi dėkingi, kad turim tokią nuostabią Dievo dovaną Nijolę. Jinai dirbo labiau už visą komandą. Bet tikrai Dievas ją saugojo, nes ji buvo reikalingiausia. Ne, ji buvo reikalingiausia. Ji buvo dešinė ranka baigus lituanistika universitetą, ne taip kaip aš tik. Vieną dalyką aš tik papasakosiu. Mes vieną kartą Kaune, Garliavoje, tenai, netoli Garliavos, tėvų Jėzuitų namuose, tvarkėm savo kongregacijos konstituciją. Sesuo Gema, Julytė Padytė, ir mus matyt pasiekė. Vieną dieną nuvažiavom, kitą dieną, trečią dieną. Taip, kadangi mums reikia sutvarkyti tą mūsų konstituciją, o mes tai plačių kopos tokios mirtinas. Tai paėmėm iš pačių dėčių, tenai seselių, šventos šeimos, ten kitų konstitucijų pasižiūrėti. Taip tenai. Aš
aišku, čia nuspręsti saugumai kokios nors kongregacijos konstituciją, tai čia jau toks laimėjimas būtų. Nu, ir trečią dieną, mums bedirbant, ateina vienas sesutė, sako, ateina Aldutė, su kažkokiu būreliu vyrų, moterų. O jinai buvo labai didelė veikėja, Tataršūnų bažnyčioje, tai mes ir nesistebėjom, galvom, tai su draugais čia ateina. Bet dėl viso ko mes visi pasitvarkykime. Nes tas kambarys, kur mes dirbom, buvo jos kambarys. Tai Aldutės, nu, tai čia paėmė tas konstitucijas vertimas, įdėjom į krepšioką tokį ir numetė šalia sofos. Julytė čia įsikišo, dar čia ką mes rašėme. Čia dar už sofos kažką tai už sofos užtiesimą atidengėme, įdėjome, dar kažką sudėjome, ir užtiesėme, pagalbėlės įdėjome, jie atsisėdė. Jeigu draugai, tai nematys. Taip, nematys. Jeigu saugumas vis tiek. Žinot, visas mažas dalykėlis iškėlė. Aha. Nu dabar, ką beldžia jūsų duris. Krata. Dabar aš buvau gavus kokį lapeliukštį, užrašytą Soveršenų sekretų. Visiškai slaptai. Ir savo ranka nebuvo, mašinėlės po ranka nebuvo, aš savo ranką nurašiau. Plonyti tokį popierį, mes gaudom tokį šmaslos. Ir sulankščiau ir kažkur įsidėjau. Ir prieš einant, nieko galima prašyti. Išieškojau, kur tas lapeliukštis. Ir dabar kratai galvoju, kur aš tą lapeliukštį įkišau. O jie pas mane škrabins. Aha, nu tai prasidėjo krata ir truputį visą dieną ta krata. Aišku, tenai rado visko, žinai, kronikų yra. Į kronikų rado, ten buvo toksai stalas, kur ištraukė, ten buvo pridėta. Svarbu rankraštį, kad nerastų. Taip, pažinti. Ir dabar, ant pačio galo, sako, duokit rankinės. Pažiūrėjau jėmus, paėmė glendorėlį, jį išvertė ir išpulkė labai smarkiai. Nebus pauškis, ne. Pasengė panerado. Paima mano. tą kalendorėlį paima, iš tos pusės atverčia ir numetė. Neišpulka. O paskui... Dievulis matydavo. Dabar, o jie atėjo tokiu pretekstu. Univermagė, dingo, pavogė kažkas, o nestrikė. Manoma, kad iš jūsų namo kažkas. O toks įtarimas yra. Todėl krata. O kalendoriukėse ieško striukės. O jie ieško šitai. Vai. Ir dabar pradeda kratyti, jaučiau šitą. O, sako, palaukit, reikia pažiūrėti po paveikslo, toks didelis paveikslas atsims. Reikia pažiūrėti ten. Gal už to paveikslo gali būti. Jie lipa ant to krepšio, kuris mums labai svarbus. Iš tą ir, aišku, aš paveikslo nieko nerado. Sofą atverti, bet užtiesimo tai nepakeitė. Vienu žodžiu, buvo stebuklų diena. Nijolė daugiausiai susipažinom Nidoj. Aš buvau 30, gal daugiau vaikų pirmam aukšte, o Nijolė antram. Ir mes ten mandravom. Tai žinot, čia visi tokius, kaip čia, pasakoja tokius visokius, iškilmingus tokius visokius ir sunkius momentus. O Nijolė tokia paprasta, tokia prieinama, tokia globojiška. Ir jinai sakydavo, ir jinai mano vaikus globojo ir sako, kad jie tik neišvažiuotų iš Lietuvos. Ačiū Dievui, man atrodo, neišvažiuos. Bet žinokit, visi mylėkit vieni kitus su meilė. Aš buvau Inkūnuose pas Mandą. Ir man reikėjo išvažiuoti greičiau, nes man darbas buvo. Ir aš visus tos vaikučius
reiškia, savanoriškai buvau. Apkabinau, pabučiavau ir aš jau išvažiuoju, sakau, vaikai, jau viskas. O vienas prieina prie manęs ir sako, va to berniuko, kur ant laiptų sėdi, nepabučiavai. Kaip visiems reikia meilės, kaip apkabinkim, būkim geri vienas kitam, sekim Nijolės Mazūros pavyzdžiais. Laimingai visiems. Čia Garliavos berniukas. A mes nežinom. Jūsukas. Aš jį matau. Mažas berniukas, tai išau. Gerai, aš pasidarysiu. O, Angelėlė, auk didelė būk laiminga. Būk tu mano Mazulė brangiausiai. Taip. Ai. Ianai. Taip, darai, išimsi. Gali patvoriniai. Aš taip pat. Aleluja, Šventas Petras. Čia mano sūnus. Jis įsūnis. Tai vakar važiu gauti paštą. Ar šitą jau? Šitą. Pasiimčiau mes savo. Deimantukui tu aš dar gėlytę duosiu, Angelė. Į man paskutinį kartą 3 baltas rožės. Tai buvo gegužės 14. Visiems davė varpelius, matyt nebeliko, aš pati paskutinė prašiau, kad 6 valandą ateikė, ne? Ir jis su 3 rožėm, 10 metrų nunešė. Jo? Kas jums parašė? Nes Juozas jau su tuo mažiau. Vakar mano vaikai, va, 6. Pasimatysim tame, ne?